toks, kokį Kasčiūnas ponas pavadino nelojaliais asmenim, šitam asmenų sąrašui bus uždrausta valdyti savo turtą. Turiu minty lėšas komerciniuose bankuose ir kitą turtą. Jis bus įšaldomas. Jeigu būtų kalba tik apie Rusijos piliečius ir Baltarusijos piliečius, visi sutartumėm, kad galima apie tai svarstyti ir galvoti, kaip tai sureguliuoti. Bet kalba eina, cituoju, arba su tais asmenimis susijusiais Lietuvos Respublikos piliečiais, kurie bus susiję su jais asmeniniais, organizaciniais, ekonominiais, politiniais ar finansiniais ryšiais, tiek fiziniais, tiek juridiniams asmenims. Ir šitą sąrašą beje sudaro Užsienio reikalų ministerija, ministras teikia vyriausybei, vyriausybė patvirtina ir įsigalioja šitiem asmenim draudimas valdyti turtą, realiai įšaldomas jų turtas esamas. Tai kaip ponas Kasčiūnas pasakė ir jūs matėte, kad nelojalius piliečius reikėtų. Šitame įstatyme projekte pateikiamas nelojalių piliečių sąrašas. Ta sakau drąsiai dėl to, kad nereikia jokios teismo sankcijos, kad šitiem asmenim būtų pradėtos taikyti sankcijos Lietuvos Respublikos